Galimybė kartu taikyti kelias vieną kitą papildančias terapijas. Turime biorezonansą, biofilijos sekiklį. Dažnių programinę įrangą. Klak. Milimetrinių bangų prietaisus. Ir transkraninės magnetinės stimulacijos, TMS, prietaisus. 4 skirtingos terapijos. Biorezonansas. Garsas su rife ir klak dažniu. Milimetrinės bangos ir TMS. Priklausomai nuo paciento, jo sveikatos problemos, jos sunkumo ir simptomų. Turime keletą galimybių, kaip jas sujungti vieno seanso metu. Kai kuriais atvejais galime taikyti 2 terapijas. Vienu metu, o kitais atvejais geriau jas daryti paeiliui. Pirmiausia vieną, o paskui kitą. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui. Jei ketiname naudoti TMS, geriau. Pirmiausia naudoti biorezonansą, nes biorezonanso dėka galime stimuliuoti giliasias smegenų sritis ir paveikti smegenų neuroninius tinklus skirtingose smegenų kamieno dalyse, venose, arterijose ir giliųjų smegenų srityse. Galime stimuliuoti, pavyzdžiui, priekinę, pakaušinę, parietalinės skiltis arba tam tikrą smegenų sritį ir pirmiausia toliau stimuliuojame tą sritį biorezonansu. Tada taikome. Stimuliuojame neokortekso neuronus. Magnetizmu. Terapinį poveikį, nes smegenys jau yra stimuliuojamos. Taigi, didžiausias TMS privalumas yra tas, kad jie gali stimuliuoti neuroninius tinklus. Jei pirmiausia stimuliuojame giliuosius neuroninius tinklus biorezonansu, TMS poveikis taip pat gali būti gilesnis. O tai reiškia galimybę stimuliuoti ir generuoti reabilitaciją daug gilesniuose tinkluose.